Jauti, kad kasdienybė prasmė kažkaip apleidus, darai dalykus be energijos, su tokiu labiau reikia jausmu, tu ne vienas. Turbūt kas pas trečią dominuoja pilkuma, o ne šypsena veide. Dirbdamas su daugybė skirtingų žmonių pastebėjau nuostabią tendenciją. Tie, kurie aiškiai žinodavo savo vertybės, bei jas nuolat savo primindavo, turėdavo nepalyginamai mažiau šansų vieną dieną perdegti ir pamesti prasmę. Kvailant kiek paprasta, užsirašyti 3 ar 5 žodžius ant lapuko ir pasidėti prie lovos ar įsikišti į telefono dėkliuką. Realiai kasdien savo paskaityti ir pagalvoti apie emociją, kurią tie žodžiai kelia. Mano topas - mokymas, energija, ryšys, laisvė. Jaučiuosi labai gerai vis galvoje perkratydamas, kaip tai kasdienybėje pritaikyti. Ir turiu puikių metodikų, kaip atrasti tuos kertinius savo gyvenimo žodžius. Norėtum ir tu savo įvardinti vertybės, stiprybės, o gal ateities viziją, bei imti pagaliau gyventi pagal tai. Jei parašytum privačią žinutę su žodžiu vertybės, nemokamą susitikimą sutartume. Nebejoju, kad taip sutaupytum 100 valandų neaišku kur vedančio mąstymo. Jei tai svarbu, parašyk dabar.